2020 metų pradžioje niekas negalėjo patikėti tokiu apokaliptiniu scenarijumi. Niekas negalėjo patikėti, kad išskrodę lėktuvų variklius lazeriais imsime skanuoti tiltus ir fasadus. Niekas negalėjo patikėti, kad daugiau statysime negu skraidysime. Kad aviacijos institutui prireiks 100 kubinių metrų betono, 16 tonų metalo konstrukcijų, 3 ekspertizių ir 2 statybos projekto viešinimo procedūrų. Be statybos fakulteto konsultacijų ir absolventų žinių mus būtų ištikęs krachas. Todėl 2021-aisiais tikimės kartu nuskanavę pastatus iš oro, sukurti skaitmeninius dvynius ir taip prisidėti prie Lietuvos ekonomikos DNR kūrimo. Mielieji, pasitinkame 2021-uosius. Tikiuosi, kad jie jūsų šeimai atneš ramybę ir gerovę, o mums dar daugiau bendradarbiavimo. Jūs sveikina Antano Gustaičio aviacijos institutas ir bendražygiai.